Sveiki atvykę į Nacionalinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejų. Ekrane muziejaus pagrindinis įėjimas. Keliaujame į vidų, praeiname duris, muziejaus foje, bilietų kasą, drabužinę, pasiekėme laiptinį keltuvą. Kalba Kauno jėzuitų gimnazijos moksleivė Gabrielė Čepavičiūtė. Tai keltuvai, kaip ir liftai, yra labai didelė pagalba. Tu ateini ir tau nereikia papildomai ieškoti kitų įėjimų. Tai va toks ir jausmas, jog tu esi lygus. Žmonės vežimėliuose naudojasi keltuvu. Kai tu gali įeiti pro pagrindinius ar įėjimus ar vartus, tai naikina tą barjerą tarp, sakykime, negalios ir nenegalios. Kalbėjo meno projektų kūrėjas ir atlikėjas Donatas Urbanas. Salėje pažymėtas vedimo takas. Jį sudaro juodi, iškilūs brūkšniai ir taškai. Vedimo takeliai leidžia jaučiantis saugiai, patogiai nuo vieno objekto iki kito keliauti. Leidžia kiekvienam neregiui jaustis visavertė visuomenės dalimi. Lygiai taip pat kaip matantis, mes taip pat galim keliauti. Vedimo taku seka ką tik kalbėjusi moteris su baltąja lazdele. Pojūčių turizmo gidė, turinti regos negalią, Laura Stadavininkaitė. Lankytojai naudojasi audio gido grotuvu. Gaudamas garsinio vaizdavimo aprašymą audio formatu, neregys gali atsisukti tą informaciją, kurios jisai galbūt neišgirdo kažkiek atgal. Kadangi negalime naudotis vizualiu jutimu, mes tą galime padaryti kitais jutimais. Prieinamumo konsultantas Virginijus Jucius. QR kodas jisai realiai įgalina naudoti technologijas. Palyginus gražiai, tai yra kelių kalbų naudojimas. Lankytoją liečia taktilinį planą bei detalų muziejaus 3D maketą. Muziejaus svečias su intelekto negalia tyrinėja interaktyvias liaudies meno dėžutes. Kalba Bendrijos Kauno Viltis pirmininkė Agnė Baronaitė. Mūsų tiksliniai grupiai prieinamumas yra aiškus informacijos pateikimas. Tiesioginės patirtis, kur tu gali paliesti, nes yra momentas, jog žmonės su intelekto negalia neturi abstraktaus mąstymo. Jiems tai yra tiesiogiai per patyrimą. Pačiupinėjau, supratau, tai yra tai, kas priartina mus prie meno, kurį mes galėtumėm suprasti. Tai pirmiausia, tai yra orumas. Orumas, kai tu gali tiesiog pats susigaudyti, kur tu esi, kur eiti ir nereikia kitų žmonių pagalbos. Lankytojai liečia taktilinę paveikslo kopiją. Projektas Muziejus kiekvienam. Daugiau informacijos www.čiurlionis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.